Sveikas, čia aš ir vėl Julija iš Julija X Stitch kanalo. Jeigu dar manęs neprenumeruojate, linkiu paprenumeruoti, nes šiuo metu sugalvojau keletą įdomesnių video padaryti. Kurį laiką čia jau buvo labai tylu, tačiau kažkaip atėjo vėl įkvėpimas kažką nufilmuoti. Tikiuosi, šie video jums patiks ir susižiūrės. Na, o šiandien norėčiau pakalbėti apie savo pirkinius iš Vinted platformos. Pamačiau kitas siuvinėtojas, kad jos sėkmingai perka iš Vinted ir aš susimaniau, galvoju, o kodėlgi nereikia paieškoti, gal rasiu kažką įdomiau. Taip pat viena siuvinėtoja išpardavinėjo savo sandėliuką, ją atradau ir Facebook ir Vintede, tai dalį rinkinukų iš Vintedo nupirkau, po to jau pirkau viską iš Facebooko. Tai štai krūvelę dar turiu. Taigi papasakosiu, nuo ko viskas prasidėjo mano Vinted paieškose. Taigi pirmiausia, dar vasarą ieškojau rinkinių ir netyčia atradau šį rinkinį. Štai tokį Sunset gražuolį. Jau mačiau kitos lietuvių siuvinėtojos siuvinėjo Dimension unikalius tokius indėnų tematikos rinkinius. Man šiaip galvoju niekada nepatinks tokie rinkiniai. Bet pamačiau jas siuvinėjant ir labai sužavėjau, norėjau rasti juos, bet nieko aišku neradau, tik šis pasirodė toks nematytas, nes man atrodo Sunset tai yra seniau vadinasi Dimension, bet šis labai gražus, atrodo toks ganėtinai nedidelis, nedaug kryžiukų, dar rinkimas yra štai toks kaip amerikietiškas, taip rašo, kad mūsų išleistas. Tikriausiai siuvinėsiu ne ant aido, susirasiu kažkokį liną galbūt, nes man labiausiai patinka siuvinėti ant lino, bet štai viskas prasidėjo nuo šio. O pas tą pačią pardavėją radau taip pat ir Royal Paris skirtukus. Jų dabar jau nebėra pirkti, aš buvau išsiuvinėjus su žirafom tokį ir man atrodo su saulėgrąžom, tai man labai patiko jos siuvinėti, dar prieš kokį 10 metų siuvinėjau, labai patiko. Ir radau šį, gal ne mano visiškai stilistikos, bet tas atsiminimas, kaip man patiko siuvinėti šios skirtukus, tai pagalvojau, nu, tiktų visai fainai kokius romanus dėti šitokį skirtuką su rožėm, toks mergaitiškas. Štai viskas prasidėjo nuo šių dviejų rinkinių. Vėliau, jau gan vėliau, pamačiau tokius įdomius rinkinukus irgi lietuvė pardavinėjo šios, anuos pirkau iš Lenkės, šį pirkau iš lietuvės, turėjo du, bet paėmiau vieną. Nuotraukoje atrodė labai gražiai, bet kai pažiūrėjau iš arti, tai didelio tokio įspūdžio jau nepaliko, bet man vis tiek jisai labai gražus, turi detalių tos tvorelės ir šiaip, nu, toks nematytas. Dimension. Oi, DMC, atsiprašau. Tai Old Metal Roof House vadinasi ir 22 ant 17 ant aidos, bet aišku, čia yra šonai neužsiuvinėjami, tai taip pat irgi pakeičiu. Šiaip nemėgstu siuvinėti ant aidos, man labiausiai patinka linas. Tuomet radau tokį irgi visai nebrangų, dar vieną damas rinkinuką, gal ne visiškai mano stilistikos, bet labai pigiai kainavo. Man bent jau pasirodė, bet po to, kai gavau, tai galvoju, gal ne taip ir pigiai. Irgi 21 ant 10, čia jau įdėtas linas, spalvos tokios labai blankios, labai įdomios, atrodo lyg siūlas būtų ne medvilnės. Tai, ai, taip ir yra. Ai, nors ne, čia medžiaga 28 kanto linos, o siūlai kokios sudėties nematau. Nerandu. Nu, kai atsidarysiu, gal pamatysiu, kokie čia siūlai. Bet panašu man labai į lininius siūlus, tai būtų įdomu irgi išbandyti. Toliau sekantis, visiškai ne mano stilistikos, bet pamačiau ir nusipirkau. Nežinau, ar siuvinėsiu. Štai toks Dimension rinkinukas.
nežinau, gal ir atras, kurį padėti pas mane, bet kol kas, tai tiesiog turėsiu šį. Na ir paskutinis, kurį pirkau visai neseniai, gal prieš mažiau negu mėnesį, nu ir tikrai šitą išsiuvinėsiu, nes, nu labai jau mielas kačiukas. Pirkau iš, man atrodo, Suomės šį. Tai pats kačiukas kainavo labai pigiai, bet siuntimas kainavo brangiau Vinted. Nes, kaip žinom, iš Suomijos ganėtinai brangiai kainuoja virš 5 eurų. Tai štai tokie mano Vinted pirkiniai. Toliau pirkau iš kitos siuvinėtojos sandėliuko. Aš ilgai žiūrėjau, kaip amerikietė siuvinėtoja siuvinėja šio dizaino rinkinius. Bet pačiam pasirodė susirinkti tuos šilkus labai brangu. Tai vat viena siuvinėtoja pardavinėja, aišku, net tie rinkiniai, kuriuo labai svajojau, bet vis tiek smagu bus pabandyti. Tai vat štai tokia, kaip jie, Drown Red vadinas. Štai tokie. Tai vienas toks sodas su varteliais, mažesnis kiek. Įsideda vat šilkiniai siūlai, medžiagėlė. Manau, nieko nekeisiu, taip ir siuvinėsiu ant šito, viskas surengta, kaip ir turi būti originalaus. Ir toliau štai toks. Labai šitas patiko. Ir labai tas smagu, kad yra ne tik šilkiniai siūlai, kuriuos noriu pabandyti kitokių firmų, bet ir tokių įdomesnių dygsnelių šitose dviejose rinkiniuose. Toliau buvo ilgą laiką mačiau paieškos, mačiau, kad yra Anglijoje galima nusipirkti Oval Forest embroidery rinkinukus ir mane labai sužavėjo jų siūlai. Tai vat ir radau pas tą vieną siuvinėtoją išpardavinėjo va štai tokį rinkinuką. Gal ir nebuvo labai pigus, bet pigiau negu siųstis iš Anglijos, nereikėjo muito mokesčio mokėti. Ir siūliukai, vat, jie yra tokie dažyti ir įvairių spalvų. Per visą laiką, kol nefilmavau, per paskutinius keletą metų labai pasikeitė mano siuvinėjimo skonis ir nors ir galvojau, kad niekados nesiuvinėsiu primityvų, kas čia per nesąmonė. Tikrai galvojau, kodėl žmonės juos siuvinėjo, bet kuo daugiau žiūrėjau amerikiečių plastuvų, tai vis labiau mane sužavėjo rezultatai ir vis labiau norėjau pabandyti vis kitokių. Tai čia vat ir tie yra vieni iš siūlų, kuriuos labai norėjau išbandyti rinkinį. Taip pat buvo ir su Drown Red siūlais. Toliau rinkiniais, tai yra pirmas. Toliau tiesiog spontaniškai pirkinukai, tai iš tos pačios siuvinėtojos. Tai medžiagytė tokia marga. Taip pat labai pradėjo žavėti tokios įdomesnės medžiagos. Nepilno išsiuvinėjimo darbams. Tada sekantis buvo Bee Blossoms, tai irgi labai sudomino, kieno čia dizainas, Jasmine. Tai labai irgi man girdėta jinai ir kažkaip, galvoju, noriu jos pabandyti, nes irgi labai populiari, Lietuvoje nusipirkti kaip ir negalima, tai šis siuvinėtoja pririnkusi daug įdomaus sandėliuko, tai ir aš paėmiau, kadangi toks mažiukas, pažiūrėjau daug skirtingų raštų, tik tais, kad su siūlai sudėtingiau, o norėtųsi originalius susirinkti. Pridėti karoliukai. Toliau dar vienas Jasmine biskorniukas kalėdinis. Taip pat pridėti siūlai, karoliukai. Ir kas patiko, kad šiame jau buvo ir medžiaga įdomi įdėta, va dažyta. Tai tikrai artimuose planuose šį mažylį pradėti. Šiaip visi, kuriuos nusipirkau rinkinukus, iš šios siuvinėtojos yra metų bėgyje pradėti norėčiau. Pradėti arba kažką siuvinėti vėl pradėti, matysim, nes mano tempai siuvinėjimo dabar yra labai maži, aš siuvinėjau labai nedaug.
nes neturiu daug laiko, bet patinka pradėti ir išbandyti naujus darbus. Tada dar vienas mažiukas storčias man, čia rudeninis. Šitame jau karoliukų nėra, toks paprastas. Įeina vienas dažytas siūlas. Tai vat. Ai, ne, yra karoliukai keli, oi, atsiprašau, va štai keli karoliukai yra. Ir įeina vienas dažytas siūlas, kurį taip pat šį siuvinėtoją jau turėjo nupirktą ir pridėjo man. Beveja Weeks Dye Works, aš siuvinėju siūlais, man patinka jais visai siuvinėti, gaunasi gražus raštai, dažniausiai kitokie negu būna nuotraukose, tai, nes jie skirtingai kiekvienas dažytas, tai kaip tu išsiuvinėsi, tokį raštą ir turėsi. Na ir dar nupirkau, jau prieš tai buvau iš šios siuvinėtojos porą paėmų Shepherd's Bush rinkinių, jie tokie įdomesni, nes schemos pieštos atrodo rankomis, gan sunku žiūrėti, šis būtų skirtas pavasarį, štai toks. Yra karoliukai keli, pridėtos adatos, triušiukas ir šilkiniai siūlai. Prieš tai pirkau 2 Shepherd's Bush, tai vienas buvo su šilkiniais siūlais, o kitas su paprastais siūlais. Tai vat, šis taip pat vėl su šilkiniais siūlais. Štai tokie mano pirkinukai. Na ir dar dalyvavau Sol galerija siuvinėjimo, jos bloge konkursai ir laimėjau schemutę, kuri man taip pat labai patiko. Tai štai ši ir aš ją tik, sveika Sol galerija, ačiū už atsiųstą schemutę ir aš ją tikrai išsiuvinėsiu, o išsiuvinėjusi kažkam perleisiu kitam. Na, o mano planas siuvinėti dalinai su originaliais, dalinai su mano surinktais Weeks Dye Works dažytais siūlais. Ir manau, kad pradėsiu pavasarį. Ir kaip Sol galerija nesiuvinėsiu šios apačios, tai bus daug mažesnis darbelis, manau, turėčiau per metus gal ir išsiuvinėti. Neaišku, kokie čia tie mano tempai bus, kokiu greičiu išsiuvinėsiu, bet laukite, nes kažkam ši schemutė keliaus toliau, kai išsiuvinėsiu. Na, tai ačiū, kad žiūrėjote. Pakomentuokite, kokie mano pirkiniai jums patiko. Ar jūs taip pat perkate Vinted, o gal Facebook'e, o gal galite pasidalinti, kur dar galima rasti įdomesnių rinkinių, ne tik mūsų siuvinėjimo parduotuvėse. Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitą kartą. Iki.